atidėjimą. Ačiū tau. Gera muzika ir daug džiaugsmo. Tai yra šventė. Ir kai aplink tave yra nuoširdus, besišypsintys žmonės. Mes šokam ne tik lenkų liaudies šokius, mūsų kolektyvas šokia pasaulio tautų šokius. Tai, kad mes galim, sakykime, turim tokios laisvės, kad galim pasirinkti, bet kokios tautos šokį. Ir mes tą šokį padaryti savo kolektyvą, tai yra didelis privalumas. Чуть-чуть ранее, бо на сам початок я ще легко зарвіна був сховавшись в той моменті. Svarbu, kad nebūtų vulgarų. Nes tas vulgarumas visas, aš nežinau, ta prasme, kad kiekvienam savo, bet vidinė kultūra kiek leidžia žmogui, tiek tas pasirodo. Uśmiechać się cały czas.
nusiklaliojimai. Nuostabu! Verta, Mindaugai, tavo bučinio. Žemaitiškas bučinys. Dėmesio. Tai yra kažkas tokio po Barcelonos olimpinių žaidynių atidarymo ir po Michaelo Jacksono šou. Tai buvo trečias gražiausias dalykas pasaulyje. Bravo! Vienas šokis man ypatingai priminė mano bendrabučio laikus. Tas tarakonų šokis, gal kas galit parodyti, kur bėgo 4 kojom. Kaip ten tas atrodė? Prašom, kas šoko tarakonų šokį? Greitai prabėg. Va, bendrabutį būdavo iš šaldytuvo išlenda ir va, bėga. Zai, 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 zai. Komisija ta pati beveik kaip ir praeitą kartą. Alfredas, Jūratė ir mūsų visų mylimas Vytautas Lukočius. Beje, Indrutė, paaiškinkim, kaip jis susijęs su tautiniu šokiu. Vytauto lūpomis kalbės daugiau nei 5 metų patirtis stebint, žiūrint, dalyvaujant, diriguojant tautiniams šokiams. Taip, kad visi profesionalai. Taip, šokių ir dainų ansamblė Lietuva 5 metai praleisti, paliko žymę jo veide ir kojose. Labas vakaras. Ir galvoje viskas. Labas vakaras. Aš sužavėtas, aš apakęs. Ir jeigu tai yra tik pradžia, tik antra laida, kas bus paskui? Ir žinot, aš supratau, kad lietuvių vyrukai neturi jokių šansų, užkariaudami jūsų merginų širdžių. Deja, deja, taip. Nes man buvo skauda, man skaudėjo šitą vietą, kai jūs šokinėjote ir tą vietą. Ir žinot, ypatingai aš myliu šitą dainą, todėl kad aš ją dainuoju su šeima nuvažiavęs pas savo giminės į Lenkiją, į Olštiną. Ir mes šiek tiek skaniai pavalgę, salotyčių. Ta prasme, šitą judesi daro Taip, tarakoną? pradedame treniruotis ir labai linksma yra ir visada malonu. Ir ypatingai tiko, kadangi tai yra ukrainietiška daina, ypatingai žinant šitas aktualijas politinės. Aš manau, jūs esate tobuli, tik nenuleiskit gazo iki galo, nes tiesiog po tokio prisistatymo norisi, kad kiltumėt visą laiką. Ačiū Jums, Jūratė. Mes matėm labai gražų ukrainietišką hopaką. Lietuvaičiai, kažer mes taip sušoktume. Tai čia akivaizdu, nes man skoliozė aš negaliu. Anksčiau buvo laikai, kad mus visi šokdavom įvairių tautų šokius, nes buvo tokia rubrika kaip ir Družba narodov. Nu, šokdavom, kaip mokėjom. Tautų draugystė Lietuvoje. Tautų draugystė, taip. O gal būtų galima ir dabar tokia rubrika Nepuolimo ant kitų tautų rubrika dalies. Beje, šiandien tokia laida yra, apie tai yra laida. Pas mus Latvijai, Lietuvos Lenkai. Dar prisijungs iš L raidės kitos valstybės. Libija, Liberija, Laosas, Lichtensteinas. Taip, o apie šokį. Nuostabiai jūs pašokot ir triukai įvairūs, ir pritupimai, ir merginos sukosi gražiai. Nu ir Agnieška, kaip visada man graži, kad tu nors ką. Ką turim, tą turim. Jūratė. Aš tikrai jaučiu daug sentimentų Ukrainai, kadangi baigiau aukštąjį mokslą Kijeve. Ir už tai tikrai visa širdimi buvau ir liksiu su Ukraina. Ir šaunuoliai, jūsų šokis techniškai labai sunkus, vaikinai, super. Ir... Jie iš cirko. Ne, žinokit, duok dievė profesionalam taip atlikti kaip jūs, šaunuoliai, tikrai bravo. Tai balus turbūt galime jau atspėti, kaip suprantu. Jūsų vertinimas. 10. 9. Čia turbūt, kad neužmigtų ant laurų vienas balas paliktas. Agnieška, po praeitos laidos jūs, kai likot pirmi, prisipažinkit, tikėjotės, kad taip pasiseks būti lyderiais. Aš nežinau, mes labai dėkojam visiems, kurie palaiko mus, mes tikrai džiaugiamės ir labai didelis jums ačiū. Tikrai ne veltui, nes jūs fantastiški. Ačiū, Perla! Dabar laukiame dar vieno kolektyvo, kuris praėjusią laidoje užėmė antrąją vietą. Taip, jų generolas dėja negalėjo išeiti aikštelę šokti, tik dainavo, nes buvo pasitempęs koją. Šiandien sakė, jisai aikštelę išbėgs. Taip, aš net nebejoju, kad jisai susijims, sukaups visas jėgas. Ir dabar mes laukiame Vytauto Šiškausko ir Vingio.